Labas rytas visiems. Sveiki visi. Gražus rytas, gražus rudeniškas savaitgalis, šeštadienis. Vienas iš karščiausių savaitgalių, mus tiek karštesnis negu visą vasarą buvo. Ir mes šį rytą sveikinamės iš kur? Iš jūro. Nuo paplūdimio Aderberg, man atrodo, taip vadinasi. Sutinkame saulėtekį, labai gražus, tuoj atsuksiu parodysiu. Štai, tik pažiūrėkite. Vanduo kyla, iki 7 ryto bus labiausiai pakilęs čia. Žmonių yra labai nedaug, renkame gražius akmenis. Bandysime ieškoti šiandieną taip pat jūros stiklo čia. Vyrai? Atvažiavome čia labai anksti, palikome namus 3 nakties, kad spėtume pamatyti, kaip saulė kyla, pasidžiaugti dar šią gražią dieną, nes turbūt paskutinis toks šiltas savaitgalis ir nusprendėme pasiimti jūs kartu, parodyti naują šią vietą, mes čia dar nesame buvę. Kaip tau pirmieji įspūdžiai? Kas o ten į burną įskrido? Vabalas žuvis įlėkė. Plaukai, man atrodo. Kaip tau pirmieji įspūdžiai? Manau, kad palikom vietą labai anksti ir laiku. Už tai mes dabar galim mėgauti saulėtekiu. Taip, labai mažai žmonių. Pagrindė žmonės, kas vaikšto aplinkui, tai irgi fotografuoja, pasitinka dieną naują. Už mūsų dar kriauklė yra. Taip, už mūsų yra labai didžiulė metalinė kriauklė, labai gražus eksponatas. Ir ką, parodysime šiandieną jums, ką veikiame šiame paplūdime ir ką galima pamatyti aplinkui. O dabar čilinsim. O dabar dar pasimėgausime gražių šiltų rytų. Moteris ieško akmenukų. Akmenukų paplūdimy. Susipakavom, keliaujam iki mašinos, susidėsim daiktus ir važiuosim pavalgyti pusryčių. Vakar ryte atvažiavom, buvo tik 2 mašinos, mūsų ir dar kažkino, o dabar jau kaip ir pilna aikštelė privažiavo. Už aikštelę mes sumokėjom visai dienai 4,20 svaro. Reikia susimokėti per programėlę. Nėra čia. Čia nėra buvo. Buvo aparatas? Aha. Kažkur yra aparatas. Tai žodžiu, 4,20 ir gali stovėti visą dieną. Programėlė vadinasi mokėjimui RingGo, tai jeigu atvažiuosit, galite iš karto parsisiųsti šią programėlę ir nereikės vargti būnant jau aikštelėje. Jeigu turėsite problemų su internetu ar ką, tai va, iš karto galite parsisiųsti ir atvažiavus susimokėti. Dabar kiek žiūrim, kur važiuoti pavalgyti ir dauguma kavinukai atsidaro 12 valandą, labai mažai kas atsidaro 10, kitos netgi atsidaro vakare 5 valandą, tai turbūt važiuosim į tą patį miestelį ir jau ten bandysim rasti, kur nueiti, kas bus atsidarę. Yra be to 2 miesteliai, vienas po kairę, kitas po dešinę, tai į kurią pusę važiuosim?
į kairę. Važiuosim į kairę. Ledų parduotuvėlė. Didžiuliai ledai stovi. Miestelis iš tiesų atrodo labai spalvotas. Namai visokių spalvų, mėlyni, rausvi. Toksai įgavęs, atrodo, gyvenimo miestelis. Ieškom kur pavalgyti. Ką nusipirkai, vyrai? Nusipirkau skėtį. Nusipirkom skėtį, kainavo 10 svariukų. Tai dabar jau tikrai einam pavalgyti, nebent dar kokio užmatysim parduotuvę, kur būtų galima nusipirkti tą paplūdimio palapinę. Šitas restoranas The Lighthouse atsidaro 12 val. Bet buvo atsiliepimų labai daug palikta ir jisai buvo pirmoje vietoje šiame miestelė. Bet mes nelauksim iki 12. Keliaujam nusipirkti kažką iš žuvies, nes visur tik žuvį pardavinėja čia. Nėra kavinukių, kad kažką kitą pavalgyti. Kai nusprendėm vis dėlto pabandyti kažką iš žuvies pavalgyti, sako, atsidarom 12 val. Gali dabar tik nusipirkti kažką tai išsinešimų žuvies. Tai realiai dar už valandas. Dar už valandas. Einam, žodžiu, į kooperatyvą mes, nusipirksim po kokį sumuštinį. Valgoma, tai gal nebus ten visi su žuvim, žinai, irgi local su fresh. Žuvim. Nežinau, bet paskui mes vis tiek dar sakėm 12 val. Grįšim ten ir pabandysim nusipirkti kažką, nesakė, kad vis tiek čia yra, matosi, kad jie žvejoja tą žuvį ir čia yra viskas šviežia. Tai ir ne tik žvejoja, ir pardavinėja. Ir pardavinėja, yra ir namukai, parodysiu. Va namukai stovi, kur galima nusipirkti šviežios žuvies. O žuvininkų laivai. Taip, ir manau, tikrai čia bus skani ta žuvis. Bet dabar keliaujame į paprastą parduotuvę, užkasim. Ir keliausim atgal turbūt į paplūdimį. Čia vat yra, kaip suprantu, miestelio centriukas. Labai gražiai sutvarkytas. Gėlytė žydi. Vyras kažką žiūri, galima užvertęs, kas čia yra. Saulės laikrodis. Aha. Ir keliaujam į kitą kelio pusę. Bėgam, vyrai. Pasimsiu aš Italian menu. Chicken and bacon. Su čedariu. O tu pasimsi sumuštinį? Jo, Realiai net nežinau, čia neatrodo visi labai skanus. Šitą, ne? Egg and bacon, o čia pasimsiu. Egg and bacon. Į krepšelį, pistacijų dar pasimėm. Pusryčiai su vaizdu. Skanaus mums! Čia tiesiai stovi žvejų laivelės, visokiausių tinklų, žvejybai, visko, ko tik nori, čia užsienė, aišku, man atrodo, jie yra, bet jie čia dar žvejūja. Ir verčiasi senų amatų, pardavinėja šviežią žuvį. Ir pačiame miestelį, kai tai visur eini, duoda tą tokį žuvies kvapą, visur žuvis. Ir kiek pastebėjome, nėra čia tų paprastų tokių užkandinių, kebabinių, to tokio nesveiko maisto, vien tik tai žuvytė visur. Mačiau, dar viena buvo Tailando kavinukė, buvo visokių pyragaičių dar kavytės visur, o daugiau nieko nematė. Ką, keliaujam prie jūros? Taip, keliaujam toliau pakepinti savo bulkutes. Kas kepinsis, kas lieps? Savo bulkutės. Po savo skėčių, o aš kepinsiuos. Grįžom į paplūdimį, vyras įsitaisė savo guliukį, jau skaniai miega po skėčių pavėsiai. O aš šiandieną pirmąsyk radau savo grobį, labai retą jūros stiklą, tai yra žalia. Žalia yra labai reta rasti. Man šiandieną pasisekė, aišku, čia yra labai mažos dalelės, bet džiaugiuosi jos radusi. Šiame paplūdimyje tikrai nėra labai daug jūros stiklo, tai reikia gerai paieškoti iš tiesų. Įsidėjau taip pat knygą paskaityti, pavadinimas I May Be Wrong. Niekaip nebaigiau šios knygos skaityti, nors jinai yra ir labai įdomi. Kiek aš jau perskaičiau, labai nedaug, trečdalį mažiau knygos. Tai yra apie vyrą, kuris atsisakė savo gyvenimo, atsisakė visos savo karjeros ir nusprendė išbandyti gyvenimą kaip miško vienuolis.
Ir tikrai labai įtraukianti knyga, o kaip toliau klostysis istorija, jo čia yra tikrai faktais knyga paremta. Matysiu, tikrai. Kas mėgsta biografinės, kas mėgsta tokias dvasinės knygas, tai manau šitai yra tikrai puikus pasirinkimas. Keliaujam atgal į miestą pavalgyti tos žuvytės. Eini į Pavėsį? LS. R. Žuvytės, pasimiau lobsterį, rau, N. pasimė fišinčius. Pažiūrėsim, I. kaip S. bus ar skanu ar ne. T. A. S. Perfect, thank you. Cheers. Kiek sumokėjai už viską? 45-30. Nes moteris nori omarą. Kiek mano omaras, manau, labai daug iš tiesų sumokėjau. 20. 20? 20. Čia didelį porciją bus. Aš tikėjausi kažką Bet mažą. fish and chipsas 16 svarų, tai realiai viskas brangu. Kainos tai jau kokios brangios. Oho. Pažiūrėsim, ar verta. Sakė, geriausias miestas. Pardavėjai sakė, geriausias miestas, bet žinot, visi pardavėjai savo užkandiniam tai sako. Ir pasiėmiau vandenuką aš atsigerti, o vyras Coca-Colas. Smoothie pasidarysiu. Turtų? Visą nes neišgersi paskui. Šaltas vandenukas, gera. Gerai, o tuo metu laukiam, kol atbėgs į finišo liniją. Ten kažkas varžybos vyksta. Ten Reikės ten jiems. finišuos, turėtų čia kažkur bėgti šalia. Over there. Ah, yeah. Is that it, yeah? Yeah, fish and chips, lobster roll, chips, and ketchup. Yeah. That's cool. Yeah, I'll try to grab everything in one. I'll take this. If you want, here, I'll put these ones back, swap them. Yeah, that makes sense. Yeah? Yeah. Cheers. Perfect, enjoy, thank you. Kopariai su dėžutėm. Laikom. Nu, sunkiai neši. Nežinau, kas ten nutiko. Kas nutiko? Čia tavo omaras už 20 svarų. O mano omaras čia už 20 svarų. Čia kaip omaro sumuštinis. Bet Čia man atrodo atrodo- gražiai. Nežinau, O kuris kaip tavo pasakyti. parodyk fish and chips atrodo? Atsuk į mane. O kokia didelė, čia yra menkė, ne? Kai didumą Tai menkia. gražiai. Aš mėgstu fish and chips, jeigu žuvytė skaniai padaryta. Skanaujam. Na, aš ragauju. Mažą gabaliuką paims. Nežinau, nelabai man. Nevalgiai. Gal reikia viską kasti kartu, kad būtų skanu. Tai ten padažo turėtų būti irgi kažkuo. Nežinau, man nepatinka. Nevalgiai. Noriu pabandyti. Man nepatiko, nevalgysiu aš jo. Labai tas lobsteris ir kaip plasmasė, tas sus, nežinau, ar kažkas su juo blogai padarė, nežinau. Aš jo nesu taip ragavus, bet ir šitas įspūdis nepatinka, nevalgysiu. Liksim prie lietuviško maisto. Nu, kokia tavo patirtis, pavalgėmis, kaip ir... Palei kainą maistas netitinka iš tikrųjų. Bet mes visą laiką sakom, važiuosim kažkur prie jūros, tikrai nebandysim to maisto, nes dažniausiai nusivilim, bet kažkaip atvažiavę vis norim pabandyti to vietinę maistą ir kiekvienas įk nusiviliam. Tai tave išdūrė, nes tau sakė, ten pats geriausias mieste Taip labai maistas. tikėjausi, kad čia bus skanu, nes čia ta žuvis yra šviežia, jie patys ją čia gaudo, tai kažkaip nuvylė labai. Tai nežinau, su tuo, kad esam nusivylę, einam desertą. Aš pilnas. Tu pilnas. Pilnas šito neskanių maisto. maisto. Ten buvo labai faina kavinukė ir ten buvo labai daug skaniestų sudėta. Aš noriu pažiūrėti, kas ten yra. Kas tai? Apsimet viską negert, kad neitumėm. Labai malonu. Ir mūsų paskutinė stotelė šiame mieste Smith's Bakery. Paragausim, ką jie čia turi. Labiau kavos šiaip nori. Nežinau, ką turi, bet Kažką turi.
Pažiūrėkit, ką jie čia turi susakyti. Ai, čia jie daro ne tik. Čia ir pavalgyti gali. Aš noriu atsigerti kavos ir desertą. Apšvietimas labai prastas. Išjungsiu gal kamerą. Šiaip skaniai, tai Atnešė kavą latę ir aviečių trupintą pyragaitį. Vyras siūlo. paragautum skaniai. Nusipirkome dar va tokį magnetuką ant šaldytuvo. Mes visą laiką iš miestų naujų parsivežėme, ką nors ant šaldytuvo užkabinti, kad būtų ką prisiminti. Parėjom į mašiną. Bent tiek gerai, kad mane pradžiugino tas pyragaitis ir kava. Iš tiesų buvo labai skanu. O karštis tikrai nedžiugina. O karštis dabar yra kiek yra iš viso temperatūros? Taip pasakysime. Yra rugsėjo šiandien 9, ar ne? 9 diena šiandien ar 8? 10 jaučiu. Pažiūrėk, kilta diena. 26. Kilta diena šiandien. 9. Šiandien yra rugsėjo 9 ir mes turime plus 30 laipsnių karščio. Tai wow. Tai ką, pasidžiaugiam šią karštą rudenio dieną. Ir dabar jau lekiame namo, nes mums dar namo grįžti 3 valandos nuo šitos vietos. Tai laukia ilgas kelias namo. Tai ką, čia turbūt ir atsisveikinsime. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų video. Jeigu jums patiko šis video, žinoma, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, tai pamatys daugiau žmonių. Taip gal sukursime didesnę bendruomenę tų žmonių, kurie mėgsta keliones, kurie mėgsta dalintis kartu įspūdžiais. Tai ką, linkime jums gražaus rudenio. Ir neištirpkit. Ir neištirpkit. Rudenį. Ate.